Šiemet turėjau progą aplankyti Meteoros vienuolyną Graikijoje. Meteoros išvertus iš graikų kalbos reikštų kybančios uolos arba kybančios ore. Yra vienas didžiausių ir žymiausių Graikijos vienuolynų kompleksų. Vienuolynai yra pastatyti ant natūralių smiltainio uolų, jos atrodo kaip stulpai. Ir randasi šiaurės vakariniame Tesalijos lygumos krašte prie Peneirios upės ir Pindo kalnų. Manoma, jog iš viso buvo pastatyta daugiau nei 20 vienuolynų, tačiau XIX amžiuje dauguma jų sugriuvo. Šiuo metu Meteoras sudaro 6 vienuolynai. Meteora yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir labai yra populiari turistų lankoma vieta. Meteoros vienuolynai įkurti 300 metrų aukštyje. Dviejų pagrindinių vienuolynų įkūrėjų yra laikomas Šventasis Afanasijus. Šis vienuolis 1360 metais nuo Atono kalno atsikraustė į Kalambaką. Kaip pasakoja legenda, jo buveinė buvo taip aukštai, kad jį galėjo ten užnešti tik angelas ar erelis. Megalo Meteoro vienuolynas didžiausias iš visų vienuolynų. Jis yra pastatytas 625 metrai aukštyje. 15–16 amžiuje, kai Fesaliją užgrobė turkai, šiose vietovėse įsikūrė daugiau kaip 30 naujų vienuolynų. Tai buvo vienuolynų klestėjimo laikotarpis. Jie buvo statomi iš akmenų, stogai dengiami raudonomis čerpėmis, balkonai buvo mediniai, vienuolynuose daug mažų siaurų celių, bendri valgomieji. Dauguma vienuolynų buvo skirti tik vyrams, tačiau tarp jų yra ir keli moterų vienuolynai. Beje, uolose laipteliai iki vienuolynų buvo iškalti tik 20 amžiaus pradžioje, kai pirmieji vienuoliai patekdavo į stačių uolų viršūnes ir kaip jiems pavykdavo į tokį aukštį užkelti statybines medžiagas, vis dar paslaptis. Šiuo metu Meteorą sudaro 6 vienuolynai. Vienuolynai visada garsėjo savo uždarumu, ne veltui ir kūrėsi atokiose vietose. Šiandien keli iš jų yra atviri lankytojams. Tačiau patekimas į juos yra pagal taisyklės. Moterys su kelnėmis neįleidžiamos, o vyrai negali įeiti su šortais. Jei turisto apranga neatitinka taisyklių, jų neįleidžia, reikia apsirengti tam tikrais drabužiais, kurie yra vieši. Po Pirmojo pasaulinio karo, kai vienuolynais labiau ėmė domėtis turistai, buvo nutiestas naujas kelias. Turistų stebina unikalios freskos ir ikonos. Rekomenduoju čia atvykti ir pamatyti viską gyvai.